Jausmas tikrai fantastinis, pirmą kartą vairuoju tokį didelį autobusą. Turbūt pagrindinis reikalas tai yra gabaritai, reikia pajausti tos gabaritus, kad jaustums transporto priemonę eisme. Vairuoti, galiu pasakyti, tikrai nebuvo sunku, nes automatinė pavarų dėžė, dideli veidrodėliai, buvo labai geras jausmas ir manau, kad galėčiau dirbti autobusų vairuotojų. Matom tai, ko aš niekad gyvenime nematęs, prasme, nei rinktinį, nei kokiam klubiniam sporte, kad pas mus netekę patirti tokio dalyko, kad vienoj, tarkim, eilėj tavo, čia tavo viena sėdynė, kuri dar sukinėjasi, tu gali sukinėtis ten visas pusės ir su visais čia puikiai bendrauti, tas panoraminės stogas, aš nežinau, ko čia dar trūksta. Nėra prie ko prisikabinti ir tiesiog reikia padėkoti, kad suteikė tokias išskirtinės sąlygas Lietuvos krepšininkam ir tai lieka tik gerai žaisti krepšinį.